Europos integracijos idėją pirmasis iškėlė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Šumanas 1950 metais. Pirmasis Europos Sąjungos šešetukas buvo sukurtas 1951, kai buvo pasirašyta sutartis apie Europos susijungimą. Pirmosios sąjungos šalis – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija. 2004 metais gegužės 1 dieną į Europos Sąjungą įstoja Lietuva. Aktyviai dalyvavau Lietuvos apsisprendimo procese, aktyviai kreipdamasis ir prašydamas tautą, kad būtų pritarimas Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą. Balsavimas įvyko, tauta tikrai didelių balsų dauguma pasisakė už dalyvavimą, kaip sakant, apsisprendime dalyvauti Europos Sąjungoje. Ir galiu tik tai pasakyti, kad mano džiaugsmui nebuvo galo, džiaugiausi kartu su visa tauta, kad turime galimybę dalyvauti, aktyviai dalyvauti tos Europos ateities kūrime. 20 metų Lietuvos narystės Europos Sąjungai, tai yra 20 metų žmogaus teisų apsaugos, 20 metų teisės viršenybės ir be abejo 20 metų eurointegracijos. Tai man atrodo, per 20 metų mes labai užaugome. Esu tikra, kad tą išsivystymo lygį visose plotmėse, apie kurį mes dabar kalbam, tiek ekonominį, tiek teisės viršenybės prasme mes būtume pasiekę, bet žymiai lėčiau. Noras prisijungti prie ES narių, prie ES vertybių buvo vienas pagrindinių mums motivatorių, kodėl Lietuva padarė tiek daug namų darbų ir taip greitai. Tai aš kaip teisininkas profesinę karjerą pradėjau 1990 metais ir tada mes žinojom, kad vakarų Europos valstybės jau gyvena kartu pagal tam tikras bendras taisyklės, bet kad kažkada Lietuva prisijungs prie tos šeimos atrodė sunkiai tikėtina iš pradžių ir referendumas ir po to įstojimas į Europos Sąjungą atrodė kaip tam tikros profesinės ir asmeninės svajonės išsipildymas. Tai prisimenat 1990-91 sausio 13 ir kitus įvykius atrodė, kad labai ilgas kelias laukia iki tapimo pilnateisė Europos Sąjungos valstybė. Mes per tą laiką sukūrėme valstybę, kuri ne tik pripažinta tapo Europos Sąjungos, tačiau aktyvi dalyvė. Ne tik, kaip sakant, stebėjo Europos gyvenimą, būdama jos nare, bet jos gyvenime priėmė ir pasiūlė ne vieną gerą pasiūlymą, kuris, buvo įgyvendintas ir yra įgyvendintas Europos tautų tarpe. Taip, kad mūsų įsijungimas yra tikrai efektyvus, pozityvus, o ne vien tik tai dalyvavimas faktų, kad esame Europos Sąjungos nariais. Tiesą pasakius, ne kartą tenka dabar, ypatingai pastaraisiais metais, diskutuoti su kolegomis, kurie tik tai stengiasi tapti, tai yra atstovais tų valstybių, politikais tų valstybių, kurios tik tai nori tapti ES dalimi, apie tai, kokia tai yra vertybė. Ir kuomet kalbame su Moldovos, su Ukrainos atstovais, su Armėnijos, su Sakartvelo, akivaizdu, kad koks didelis skirtumas yra būti tokioje sąjungoje ir saugumo prasme, nors ji, žinoma, nėra karinė. Ir vėlgi tų visų vertybių, tų principų prasme. Tai aš manyčiau, kad žvelgiant į mūsų nepriklausomybės metus, tapimas ES nare tikriausiai yra, gal netgi pats svarbiausias mūsų pasiekimas. Tai asmeniškai pajuto turbūt visi Lietuvos žmonės, ir teisininkai, ir visų kitų profesijų atstovai, nes neabejotina, kad Lietuvos valstybės socialinė, ekonominė pažanga gerokai paspartėjo. Ir esu tikra, kad per šios 20 metų mes išmokome, kaip iš tikrųjų mes galime gyventi su tuo reguliavimu, kurį priėmėme, kaip mes galime augti ir auginti kitus, kaip mes galime išmokti iš kitų valstybių gerąją praktiką, išmokti iš svetimų klaidų, jų nekartoti ir tuo pačiu tapti visavertę ES dalimi,
kurios balsas yra girdimas, kurios balsas dažnai būna teisus. Manau, kad mūsų lūkesčiai susijęs su ES, jie ne tik pasiteisino, jie viršijo tai, ko galėjome tikėtis. Ir žvelgdama atgal, manyčiau, kad per 20 metų pasiekti tiek, kiek pasiekėme, užtikrinti, kad esame ne vien tik tai nauji nariai, bet esame viena iš tų šalių, kuri turi tvirtą nuomonę dėl svarbiausių klausimų ir mūsų nuomonė yra įsiklausoma, esame lygus sąjungininkai, lygus partneriai, tai yra didelis pasiekimas ir visa tai pavyko. Tas balsas, kuris dažnai atneša visiškai kitokią patirtį, istorinę patirtį ir kaip mes matome prasidėjus karui Ukrainai, tas balsas dažnai būna teisus ir anksčiau galbūt neišgirstas. Šiandien šių iššūkių mes nebeturime. Mes esame ta valstybė, į kurią yra atsigręžima, ta valstybė, kurios klausimų patirimo. Ir ta valstybė, kuri viena pirmųjų taip pat pradėjo kalbėti, kad ES nėra tik tai apie laisvą asmenų judėjimą, nėra tik apie vieną rinką. Tai yra taip pat ir gynybos klausimai. Man atrodo, kad nuėjome įspūdingą kelią, kadangi mūsų jau klausosi ir, kaip sakant, įsidėmi ES kaip viena iš aktyviųjų dalių. O kągi, man atrodo, kad eidami to keliu, kurio pasirinkome per 20 metų, jis yra teisingas, jis yra produktingas. Ir tikiu, kad Lietuva to keliu eidama dar toli nueis. Tai iš teisinės pusės, tai Lietuva prisijungia prie šeimos, kurioje gerbiamos pagrindinės vertybės. Tai yra žmogaus orumo, žmogaus teisės ir teisės viršenybės principas. Tai be abejo teisininkam irgi labai svarbu dalyvauti šitoje erdvėje, kurioje kūriama nauja teisinė tvarka, kuri turi padėti ateities kartoms žymiai geriau, sėkmingiau, gal turtingiau gyventi. Mes puikiai suprantame, kad ES suteikia mums svarbų dalyką. Mes turime kėdę prie stalo. Ta kėdė, kuri turi vienodą balsą kaip ir kitos valstybės. Turim galimybę išsakyti savo poziciją, galime užtikrinti, kad mūsų rinka tampa konkurencinga. Ir ką mes matome, būtent Lietuva puikiai gali didžiuotis tiek ekonominiais pasiekimais, o kas svarbiausia, būtent Lietuvos iniciatyva ir europinis reguliavimas yra keičiamas. Mes matome nuo naujausių iššūkių, su kuriais teko Lietuvai susidurti ir mūsų regionui. Būtent Lietuvos pasiūlymus yra vadovaujamasi, kai keičiama migracijos politika. Būtent Lietuvos pasiūlymus yra vadovaujamasi, kai mes pradedame kalbėti apie galimą bendrą gynybos pramonę ir apie poreikį, kad būtent mūsų regionas būtų ne tik kad nepamirštas, bet būtent lyderiaujantis. Esu tikra, kad Europos balsas, tai yra Lietuvos balsas, yra tai, kuo mes didžiuojamės. Aš sakyčiau taip, Lietuva atsineša labai daug svarbių dalykų, suteikia mūsų ES. Viena iš mūsų vertybių yra vienybė. Vienybė skamba ir himne, ir tai yra vienas iš svarbiausių mūsų pačių valstybingumo, viena iš svarbiausių mūsų vertybių. Tai štai siekti, kad vienybės būtų kuo daugiau, mokėti išspręsti kylančius skirtingus požiūrius į iššūkius. Tokia yra, man rodos, Lietuvos misija. Niekad neleisti kitiems mūsų kaimynams, tolimesniems kaimynams pamiršti, kokia vertybė yra būti ES, kad tą vertybę verta saugoti. Ir, žinoma, linkėti norėčiau, kad ES ir toliau užtikrintų jos piliečių tas svarbiausias žmogiškasias teisės, kurios ir užtikrina, kad galime gyventi taikioje, klestinčioje visuomenėje. To labai labai visiems linkiu. Taip, kad nors šią progą, ypač 20-mečių, kuris yra, kaip sakant, šiuo metu švenčiamas mūsų įsiigimo, noriu pasveikinti ir pasidžiaugti lietuvių tautą, kadangi mes per tos 20 metų beveik įvykdė savotišką antrąjį stebuklą. Kadangi pirmasis, man atrodo, kad vasario 16 dienos iš po Kepelenų kilusi nepriklausoma valstybė įsitvirtino, o paskui antrasis periodas, kuris dabar mes švenčiame, sukūrė tokią, kaip sakant, aplinką ir įtaką ES, kad esame valstybė,
kuri pripažįstama kaip aktyvi, turinti, reiškia, savo poziciją, įgyvendinanti ją ir, kaip sakant, savo nepriklausomą gyvenimą tęsia ir toliau.